Basketpuls. Nemokamas online krepšinio menedžeris. Ir bandė tiesiog 2 prieš 2 situacijų užatakuoti Tesitori lietuviai. Turėtume matyti tą praktiškai visas rungtynes šiandien, manau. Kristupas Žemaitis. Nes kapitonas nemeta. Ir Kristupas Žemaitis kantriai pradeda derinį. Platus išsidėstymas aikštėje. Perdavimas Marekui Blaževičiui. Šis atakuoja. Įsidrasina Klaipėdoje susirinkęs ir galiai. Žemaitis po driblingo. Na, net nerandu tinkamo žodžio. Nelabai vykęs, nelabai įspūdingas jo sezonas Sasario Dinamo klube, tad šį vakarą jis turi galimybę įrodyti savo žaisdamas prieš būtent tos šalies, kurioje žaidžia nacionalinė rinktinė. Marekas Blaževičius atliko šį metimą. Čia ieškojo pražangos Menjonas ir galvojo, kad tai bus pražanga metimo metu. Pražangos nėra. Ataka absurdiška. Lietuva greitame puolime gauna bloką. Bet po kiekvieno netaiklaus metimų lietuviai bando prikišti savo rankas, bando kurtis tos antrosius šansus. Jų buvo begalė Londone. Tiesa, ir tie patys italai prieš Islandus turėjo 20+ atkovotų kamuolių. O to, kaip matome, kamuolys kone kiekvienoje atakoje yra skiriamas. Jam ir didžiulis Lietuvos rinktinės dėmesys, bet dabar Menjonas pelno savo pirmosius taškus. Beliauskas išsaugo kamuolį. Radzevičius. Na ir ten prašoko Tonutas kamuolį, kelios užtvaros Beliauskai buvo be kamulio. Ir vėliau lietuviai tiesiog surado laisvą žmogų. Menjonas pavyksta nusiimti kamuolio puolime. Ir dabar tas pats Vinčini turi prie savęs Veličką baudos aikštelėje. Tonutas veržėsi pats prieš Gytį, Radzevičius, Islandus. Vėlavalės su 10 taškų, Kazarinas su 19, buvo labai rezultatyvus, labai aktyvus. Gudaitis gauna kamuolį po grip. Čia jo pirmasis taškas rungtynėse. Italija turi 2 taškų pranašumą. Jis dar beigno Sargiūno. Rimas Kurtinaitis verčiasi šiose rungtynėse. Visiškai laisvas. Pirmas toks atvejis šiose rungtynėse. Ir čia vėl žaidimas į kontaktą ir viskas baigėsi prarastu kamuoliu. Velička Beliauskui. Radzevičius turi erdvės ir tas dėmesys. 6 italų klaida per 8 minutės. Gaila, kad Lietuvos persvara tik 2 taškai ir dar labiau gaila, kad čia Velička tiesiog iš tokią klaidą. Ignas Sargiūnas pasirodo aikštėje. Su juo Rupštavičius, Radzevičius, Velička ir Gudaitis. Kūno tritaškis bus taiklus. Ir čia dar ir perima kamuolį Lietuvos rinktinė. Arnas Velička greitoje atakoje. Iki galo nėra taškų. Norėjo dėti Arnas Velička į krepšį šioje atakoje. Gytis Radzevičius atkovoja kamuolį puolime. Čia dabar galbūt būtų apsimokėję atakuoti greitai, gauti 2 atakas, palikti italams vieną. Sargiūnas į kairę. Basketpuls. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Kazarinas priima kamuolį, lieka prieš Gytį Radzevičių. Perdavimas Tesitori, šis prie savęs turėjo žemesnį oponentą, bet sugebėjo atlikti. Pastebėjo. Čia derinys Mantui Rupštavičiui. Neturėjo galimybės patogiai išsimesti metimo iš toli. Tavo dalyvavimas vėl neatnešė naudos nacionaliniai komandai. Čia karštos emocijos turbūt irgi ir gali po tokių rungtynių, po tokio galbūt netikėto pralaimėjimo. Koks perdavimas ir bus. Kol kas su 3 pelnytais taškais. Na, tikrai matosi, kad iniciatyvos imtis jis nevengia čia Lietuvos gynybos. Velička, Rupštavičiui, po pagavimo dar vieną. 5 kamuolius. Vidurio puolėjas su 5 klaidomis per pusantro kėlinio. Velička eina kiaurai, taškų nėra Blaževičių. Radzevičius laisvas. Spėja Delavalė prišokti prie Gyčio Radzevičiaus. Dar vienas bandymas jau dešiniajame krašte. Beliauskas taip pat grąžina kamuolį Veličkai. Velička Radzevičiui. Radzevičius ir toliau prieš Delavalę. Kiek nusustumė varžovą. Pametimą. Na, Suigo yra 2,17 m ūgio vidurio puolėjas. Kažkiek mesti per jį yra turbūt sunkiau. Ir jis yra vos 18 metų ir jis smeigia 3 taškį. Žemais 4 žaidėjais. Todėl jau beveik 17 minučių Radzevičius yra praleidęs aikštelėje, ilsėjosi kokią 30 sekundžių. Menjonas prie savęs turi Gudaitį, žingsnelis atgal ir... Gudaitis ties 3 liniją, Velička po pagavimo, matėsi, kad kamuolys eina kiek pro šoną. Artūras
kovingumą. Dar vienas susikeitimas, Tonutas prieš Gudaitį. Ir toliau ieško galimybę atakuoti Gudaitį. Dabar Sergiūnas pasitinka Niko Menjoną sumetęs baudas. Lietuvos rinktinė keičiasi, prie Menjono lieka Masiulis. Didžiulis ūgio pranašumas baudos aikštelėje, vėl Petručelį, geras skirtimas. Ir toliau lietuviai keičiasi, Menjonas prieš Masiulį, baudos aikštelėje suigo prieš Sergiūną, bet ten net nežiūri Niko Menjonas. Dar vienas susikeitimas. Tonutas iš vidutinio nuotolio šį. Are you a basketball fan? So why haven't you tried Basketpulse Manager yet? Create your own team, set your tactics, and crush your opponent. Join and make your team the strongest in Basketpulse. Tas, kurį norėjau išvysti po pertraukos ir tikrai manau, kad nenorėjo Rimas Kurtinaitis. Paliukėnas grūmėsi su Niko Menjonu, prie kurio po užtvaros lieka Marekas Blaževičius. Atakuojamas Gytis Radzevičius. Čia Tonutas. Tonuta į dešinę ranką. Mėgsta daryti tai šis italas. Keliais čiuoždamas išsaugo kamuolį Kristupas Žemai. Idealus, bet šiuose atrankose svarbiausia yra pergalės. Jeigu lietuviai šiandien laimės, manau, niekas pernelyg daug neprisimins. Šių rungtynių po jau kurio laiko Menjonas, jo tai... O Italija grąžina kamuolį į žaidimą po Lietuvos pertraukėlės. Vėl keičiasi gynyboje lietuviai. Ferrari atakuoja Mareką Blaževičių. Tritaškių. Ten Masiulio nepamatė Lietuvos rinktinės gynėjai. Puikią poziciją turėjo užsiėmęs prieš mažesnį žaidėją Gytis. Blaževičius Rupštavičius. Šis sumuša kamuolį į parketą. Užsutaiso. Elegantiškai. Radzevičius prieš Ferrari. Blaževičius ties tritaškių. Ignas Sergiūnas įsiveržia, įsirėžia į varžo. Ten lietuvių 2 prieš 2 su nugarinė užtvara atvedė Niko Menjoną į baudos aikštelę, bet pavyko Sergiūnui čia išsisukti be pražangos, labai smagu. Menjonas į dešinę, geras perdavimas Petručeliui ir John. Čia yra jo žaidimas, bet viskas sukūrė Niko Menjonas ir šiandien tikrai jo pasipildymas nemažai duoda Italijos komandai. Velička išvengia žingsnių. Bet ir vėl. Dabar Marekas dengiasi prieš Pročidą, nes lietuviai nori kitose situacijose keistis ir baudė. Galimybės Rupštavičius metimus spėjo Pročidą prišokti prie jo. Velička iš labai toli, dėja netaikliai. Lietuva ima kamuolį. Ir bravo Rupštavičiui, kuris pasiekė šitą kamuolį. Marekas turi prie savęs Gabrielę Pročidą baudos aikštelėje. Radzevičius prieš aukštąjį svygo. Velička, 1 sekundė. Dar vienas netiklus metimas, dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Radzevičius dar sykį meta netaikliai. Lietuva mes, kol įmes šios atakos metu. Reikia gal Sergiūną paprašyti. Sergiūnas, Rupštavičiui, šis kampe, 6 sekundės. Rupštavičius apibėga, Pročidas, Mantas Rupštavičius. Žaidžia turbūt savo. Norisi vainikuoti antrąją pergalę. Artūras Gudaitis pasirodo aikštėje. Tonuto perdavimas į kraštą, Tesitori. Braunasi tarp dviejų lietuvių ir Amedėjo. Rinktinės gynėjų perdavimas buvo neblogas. Tesitori ties tritaškių. Niko Menjonas pasikviečia užtvarą dešiniajame krašte, keičiasi Lietuva. Menjonas vėl žaidžia prieš Masiulį. Tonutas beveik su atakai skirto laiko sirena po 14 sekundžių Italijai, Lietuvai liks apie 6. Kazarinas ieško Tesitori, šis baudos aikštelėje lygina rezultatą. Basketpulse. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Iš Islandų 16. Lietuviams reikia taškų. Ir vėl perdavimas į baudos aikštelę, baigėsi klaida. Italija tuos perdavimus vagia vieną po kito. O čia yra gražiausias. Pro nugarą Pročidą deda iš viršaus. Ir Italijos žaidėjų veiduose įsižiebė šypsenos, kurias Kristupas Žemai. Ir toliau matome, kad Marekas pradeda ataką gindamasis prieš Pročidą. Jis dabar yra laisvas ir vėl. Turėjo būti vyriausiai treneriai. Arimas Velička prieš Tesitori. Ir vėl bandymas įmest kamuolį. Čia tik sėkmė lemia, kad Lietuva neklysta. Ignas Sergiūnas. Vos jam prisilietus prie kamuolio, tu pajunti, kaip visa arena sulaiko kvapą ir ima laukti. Ir tas laukimas šiandieną dažniau baigėsi sėkmė negu ne.
Tonutas prieš Blaževičių. Grąžina jam kamuolį Delavalė. Tonutas turi erdvės metimų iš toli, metimas netaiklus, reikia imti kamuolį Lietuvai, bet to padaryti nepavyksta. Delavalė į kraštą, Pročida žingsnelis į kairę, metimas iš toli Gabriel. Pročida karštas ir dabar, kai kamuolys jį pasiekia, atrodo, kad pasitikėjimas tiesiog užaugęs šiam perspektyviam italui. 10 taškų ketvirtajame kėlinuke Gytis Radzevičius. Dabar Blaževičius pradeda ataką dengdamas Kazariną ir tiesiog šis nori žaisti 1 prieš 1 prieš Lietuvos rinktinės vidurio puolėją. Pročida gauna išsikeitimą ir gauna kamuolį. Na, turbūt mes. Turbūt, kad mes. Pročida. Turbūt tą jautė ir Blaževičius. Ta žinojom visi. Gabrielė Pročida ketvirtame kėlinuke turi 13 pelnytų taškų. Ketvirtame kėlinuke sužaista vos kiek daugiau nei 3 minutės. Ir tai jau... Metimo. Galbūt vėl Velička atsakys jam. Velička. Rupštavičių. Blaževičius kantriai laukia, gražiai pastebi Rupštavičių. Šis kaip iš... Čia 25 atrankoje į Europos čempionatą Italija namuose. Pasikeitusi sudėtis. Vėl kamuolys Sargiūnui paskutinėmis atakos sekundėmis. Sargiūnas iš desperatiškos situacijos meta netaikiai, Radzevičius pamuša kamuolį, prie jo pirmi italai, nėra dvigubo varymo pažeidimo ir čia pražanga nesutrukdo Pročidai pelnyti savo 15 taško. Ir toliau Didi Menionas Petručeliui, šis ties tritaškį, kiek atsitraukė. Prasimeta kamuolį tarp kojų, ne visai tiksliai, Tesitori. Tu juokauji. Esi tuos antruosius šansus. 15 jau dabar atkovotų kamuolių puolime šiandien. Velička, Blaževičiaus užtūra, vėl siunčiamas į kairę, bet kapina kamuolį. Kamuolių 15, puolime atkovotų kamuolių. Klaidomis lietuviai net. Šis nenorėjo žaisti 1 prieš 1. Bandys turbūt geresnę situaciją susikurti lietuviai. Lietuva patikė kamuolį Ignui Sargiūnui svarbiausiomis akimirkomis. Ir Lietuva gali lyginti rezultatą arba jį persverti. Vieni meta laisvi, kiti meta per rankas. Ir čia klysta Arnas Velička ir Pročida prieš Žemaitį iki galo. Ir dabar matome, kad nebesikeičia lietuviai, bet Menionas eina iki galo, provokuoja pražangą, Radzevičius su tuo nesutinka. Kad viskas galėjo būti taip švariai šioje situacijoje. Reikėjo gal ir daugiau. Jis tikrai toks yra. Reikėjo gal ir daugiau tų komplimentų pripilti. Na ką, vėl -6, vėl reikia lietuviams sugrįžimo. Sargiūnas veržėsi iki galo ir vos nėra taškų. Žemaičio atkovotas kamuolys. Ir matome, kad lietuviai nebesikeičia paskutinės 5 rungtynių minutės. Blaževičius drąsiai iki galo 2 taškai. Ir liks 2 atakos, mūsiškim turbūt 1 šiuo metu. Italai žaidžia kurtinančiame triukšme. Menionas rungtyniavo 1 per trumpas metimas. Blaževičius ima kamuolį, toks įspūdis, kad arbitrai nusprendė, kad Blaževičių galima mušti ketvirtajame kėlinuke ir jokių švilpukų prieš jį nefiksuojama. Ir ką, vėl Sargiūnas su kamuoliu. Sargiūnas prieš Tonutą, perdavimas Veličkai. Velička, Neptūno įžaidėjas, Švyturio arenoje, žingsnelis atgal, metimas iš toli. Arnas Velička išveda į priekį Lietuvos rinktinę likus 13 sekundžių. Charakteriu ir su visišku šaltakraujiškumu, tada, kai metimų Švyturio arenoje sirgaliai stovi ant kojų. Tesitori, Menionui. Menionas lenda tarp 2 lietuvių, pelno taškus, Lietuva turi pertraukėlę. Leido įsibėgėti Niko Menionui. Sargiūnas gana toli ir tiesiog Menionas greičiu įveikia Mareką Blaževičių šioje situacijoje. Viena užtvara ir tiesiog per vidurį tarp 2 varžovų sugeba pralysti Niko Menioną. Arba link kamulio. Kampą. Kamuolys Veličkai. Velička, 5 sekundės. Velička išsaugo kamuolį. Velička meta labai sudėtingą ir netaiklų metimą ir Italijos rinktinė švenčia pergalę Klaipėdos Švyturio arenoje. Ir patys matote, kiek tai reiškia italams. Basketballs. Basket Pulse. Basketballs.
Basketballs. Basketballs. Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris.